Sveiki, šiandien sausio 13 diena, Laisvės gynėjų diena, kuri mums kainavo irgi kraujo, Ukrainoje 1420 karo diena, ten karas tęsiasi ir priešas nesustoja. Taip, šiandien aš esu neįprastoje vietovėje, atostogauju, išvažiavau atostogų, kai matė paskutinę apžvalgą buvau dar Kijeve, o šiandien aš jau poilsiai Ispanijoje, Tenerifėje, nusprendžiau pailsėti savaitę laiko, atsigauti. Aišku, labai patiko paskutinis mano reportažas, susidomėjimas, ažiotažas, iš visų pusių ažiotažas, atvirąja žodžio prasme. Vakar netgi su vieno iš mano personažų Rimo Armaičio atstovų kažkokiu tai diskutavau iki 3 nakties Lietuvos laiku. Gal aš apsirikau, neteisingą informaciją turiu, taip, žmonės klystam, galbūt aš turiu neteisingą informaciją, aš tą pripažįstu, bet aš pasiūliau ir vienam, ir kitam, nes ir kito žmogus skambino, kaip čia galima kad aš nepulčiau, aš nepuolu. Aš tiesiog noriu išgirsti atsakymus į klausimus, kuriuos aš turiu. Tai realiai Armaičio atstovui ir tam kitam atstovui buvo pasiūlytas variantas, apie kurį aš penktadienį deklaruosiu. Ką aš pasiūliau, dabar aš laukiu atsakymų, iš tikrųjų, jie neturi pasirinkimo. Nes jeigu gyvai nesusitiksim pašnekėti į eteriją, tiesioginės transliacijos metu, mes niekados nerasim tiesos. Tiesa bus kažkur tai vienoj arba kitoj pusėje. Jeigu aš klydau, kažką apšmeižiau, sorry, aš atsiprašysiu. Žmonės klysta, žmonės supranta, kad klysta ir moka atsiprašyti. Bet jeigu aš neklystu, aš norėsiu ir jų atsiprašymą išgirsti, nes realiai pylimas tas iš jų pusės, kuris prasidėjo šmeižto kompanija, yra labai graži. Nors faktus pagrįskit, atvirai pasakysiu ponai, aš faktais bent jau rėmės turėjau klausimų. Ar gavo atlyginimą, ar kariavo, pagrįsk, kad kariavai, ta prasme faktais, žmonėmis, aš galiu atsakyti labai paprastai. Šiai dienai, kaip ir sakiau, Rimas parašė, kad neaišku, kokį projektą vykdau, čia projektas toks, čia parduosim 3 kart brangiau. Taip, tai yra normalus dalykas. Mes negalim parduoti už savikainą, mes esame verslas. Aš taip darau verslą, to neslėpiu ir visiems deklaravau, kad aš darau verslą. Ir tai yra normalus dalykas. Šiai dienai verslas leidžia man kurti inovacinį daiktą, taip, inovacinį, mažą skraidančią granatą, apie kurią minėjau. Šiai dienai galiu pasidžiaugti, ją netgi susidomėjo pats pajėgų kariuomenės vadas Sirskis, davė įsakymą desanto kariuomenės vadui Apostolui, brigados generolui, kuris turi protestuoti mano sistemą mūšio sąlygom. Tai yra tikrai didžiulis įvertinimas, už tai aš dėkoju. Ir ponai, jeigu rašo, tai bent jau pasidomėkit, aš dar kartą kartoju, faktais. Aš kalbu faktais. Tai va aš tą ir noriu pasakyti, kad faktas yra toks, kad mano sistema susidomėjo, jinai yra ruošiama. Jeigu jums yra įdomu, kur jinai testuojama bus, yra 82 brigada desanto, 1 batalionas, kovinio rengimo specialistas Čiornai, galite susirasti, nes jūs bendravot visi su daliniais, susirasit, jums papasakos. Toliau buvo į sistemą įvesta prieš savaitę nurodymas duotas 95 brigados žmonės paruošti. Tai va, kai grįšiu po šito, važiuoju iš karto į pafrontę. Nesakau, kad į fronto liniją, į pafrontę ir ten mes ruošiame. Tai va tokia situacija su mano sistemom, tai nėra kažkoks feikinis dalykas. Taip yra dalykai, kurie guli sandėliuose, nacionalinės gvardijos, dar keliuose sandėliuose. Kodėl? Todėl, kad paėmėm labai paprastą sprendimą, mes raktų nepalikom, kad sistemos būtų paleistos taip, kaip mes norim. Tai yra su taktiniu parengimu. To, ko ne tai, kad duoti dronus, bet paruošti taip, kaip mes norim. Ir būtų taktika mūsų ištestuota. Mes duodam, mes prašom, mes vadovaujam. Tuo labiau aš esu karininkas, tai aš turiu teisę gauti tai, ką aš sukūriau ir ištestuoti taip, kaip aš sukūriau, taip, kaip aš matau šitą sistemą. Jeigu nepavyks, tada mes klausysim ukrainiečių ir ukrainiečiai galės daryti taip, kaip jie nori. Tai va tokia situacija trumpa apie tai. Šiandien tikrai labai daug nekalbėsiu apie nieką, bet apie frontą, nes kadangi tikrai kompiuterį nepasiėmiau, greitai peržiūrėjau apžvalgas, fronto linija yra tikrai sudėtinga situacija. Norėčiau pirmiausiai vėlgi padėkoti už tai, kad stebit kanalą, spaudžiat like, prenumeruojat, dalinatės, remiat per Contribui. Tikrai džiaugiuosi, nes nesvarbu, kad verslas iš to gyvenu, bet pajamų kol kas negaunu, tik tai gaunu investicijas, kurias išlaidauju, kaip aš sakau. Jūsų parama lygiai ta pati, galima sakyti, yra investicija į mūsų ateitį, mūsų saugumą.
Tai šitoje vietoje aš esu ramus, taip gali projektas ir nepavykti, su tuo sutinkam, ne visi projektai išdega, pavyksta ir taip toliau. Bet ant to mes pastatėm didelę statymus ir šitą kortą turi suveikti ir mes žinom, kad jinai suveiks. Tai tokia situacija, o šiaip, kai matėm, pasirodė fronte įdomus sprendinys ant šachedinio drono Geranijos uždėtas priešlėktuvinės gynybos sistema, raketa. Ten, aš sakau, igla, jinai patobulinta yra iki 6 km, verba vadinasi, bet realiai klausimas yra, kaip jinai dirba realybėje. Va čia būtų įdomu pamatyti, nes vien tik tai nuo peties, kada tu taikasi, ta sistema yra sudėtinga užfiksuoti taikinį. O dar įsivaizduokit, skrenda daiktas, vibruoja. Kai skraido, tas puikiai supranta, kaip dronas vibruoja. Nėra tai, kas jis būtų stabilizuotas. Tai nėra jokių stabilizatorių, tai yra paprastai užmontuota raketa. Nu, bus įdomu pasižiūrėti. Tvarkoja, kaip jinai veikia, ar tai yra psichologinis ginklas, aš nežinau. Lygiai tas pats ir su Orešniku. Kur čia dabar visi griekia tas, anas, Baltarusijoje jį pastatė, čia mum į Lietuvą skris neskris. Kad jisai perėtų į kovinę, galėtų vykti į kovinę užduotį, jam reikia įsibėgėti 600 km. Tai brėžkit nuo Baltarusijos, kurios vietos turi būti jisai dislokuotas ir tada suprasti, ar Lietuva gali pataikyti, taip kaip ir iki Kijevo negali atakuoti būtent Orešnikos. Todėl ir leidžiamas iš tolimųjų bazių Rusijoje. Toliau, Orešniko situacija, kai matom, labai įdomi, daug betono ir netgi ne visos galvutės suveikė pagal ukrainiečius, ką jie davė informaciją, parodė nesuveikusias galvutės, iš 6 4 suveikė, 2 nesuveikė. Tai klausimas yra jo būtent šito raketos patikimumas, tai aš manau, tai buvo daugiau simbolinis, parodyti, kad mes galim, o realybėje tai yra sovietinis šūdas sudėtas, kai matėm ir gyroskopas Gagarino laikų ir visa kita. Toliau, kas tas Orešnikovas, be branduolinės galvutės jis nieko neturi, tiksliai jisai netaiko, jo tikslas yra būtent atskristi į rajoną su užtaisytom branduoliniam galvutėm ir tada jau turi galią. Kol nėra branduolinių galvučių, jis yra niekas. Tai yra 6 galvutės po 250 kg. Kiek tai yra? 1200-1500, pusantros tonos sprogmenų bendroji sumoj, išmėčius po 250 kg, nu, pasakysiu, 6 raketos Iskanderiai arba kalibrai pigiau kainuoja paleis negu vieno Orešniko. Tai vat, ekonomiškai tikrai šitas daiktas nelabai pasiteisina. Nežinau, čia yra daugiau psichologinis ginklas, kurį bando parodyti, kad mes galime, mes jūs padarysim. Tai va, tokia situacija bent jau įžangai. Dar kartą noriu pakartoti, nepamirškit spaust like, prenumeruoti, dalintis. Na, aišku, jeigu galite paremti per Contribui projektą, tai būtent projektą tai, ką aš darau, šitą pranešiminį, nes tikrai laiko gaišti, o tai yra smagu, bent jau už kavą yra ką susimokėti. Tai va, situacija tokia. O fronte situacija tikrai, galima sakyti, stabili ir nestabili. Kodėl sakau stabili? Stabili tai, kad nėra didelių dabar prasilaužimų, nėra didelių grupiruočių. Realiai, kas vyksta visam fronte, aktyvuotos rusų pajėgos. Tai būtent aktyvuotos kodėl? Todėl, kad ieško silpnų vietų pas ukrainiečius gynybai. Nuo Sumų iki Chersono. Kartoju, nuo Sumų iki Chersono. Kai tik apčiuops, kur yra silpna vieta, ten ir smogs. Čia buvo panašiai, kaip ukrainiečiai padarė su Sumais. Aprado silpną vietą, įvažiavo ir smogė. Ir tada visa galia prasidėjo tenai. Tai rusai būtent dabar žnypliuoja, tą žnyplių principą daro, šukuoja, ieško silpnų vietų ir tai yra standartinė senoji taktika. Tai va, Sumose yra judesys, nedidelis prasiveržimas į priekį buvo, ten keletas kaimų užimta, įsitvirtinta, dėl jų kovos vyko. Toliau Charkovo Krypčiai Vovčanske bando apeiti iš dešinės pusės, biški flanguoti, yra prasiveržimas taktinis. Toliau Kupianskas, galima sakyti, visas išvalytas, liko labai nedidelė teritorija, kur įsitvirtinę rusų pajėgos, bet jos jau yra sukoncentruotos, ten iki 100 karių turėtų būti. Aš manau, kad juos eliminuos su laiku, tai užtruks laiko. Buvo netgi video, kai jie buvo susikoncentravę ligoninėje, ten paleista buvo Džidam raketa ir priešas buvo puikiai sunaikintas. Tai manau, kad šita situacija laukia ir šitų likusių, jeigu jie nepastrauks, o pastraukti yra labai sudėtinga. Aišku, didžiausias iššūkis dabar tampa būtent žemiau, einant piečiau Kupiansko, tai yra Kupianskų Zlavoj,
nes ten susiekimas tik tai per upę, tu turi persikelti per upę ir tada tik tai duoti logistiką. Tai va čia yra didžiausias dabar iššūkis garantuoti šito kranto aprūpinimą ir ten tikrai ukrainiečiai turi daug problemų. Žiūrėsim, į ką tai toliau įsivystys, bet ten proveržio taip pat nėra, puikiai gynybinės pajėgos gynasi ir nieko rusai negali padaryti. Aišku, Kupiansko srityje dabar rusai grįžo atgal į pozicijas prieš 2 metus, kurias turėjo. Tai čia geras proveržis, taktinis proveržis ukrainiečių. Einam toliau, Limano kryptyje, taip, vėl bando eiti Limano kryptim, ten mūšiai verda, didelio proveržio nėra, tai yra čiupinėjimasis, bandymas užimti tam tikras pozicijas ir iš ten plėsti Placdarmą ir išeiti nuo Limano, išeiti ant Slaviansko. Aišku, Slaviansko kryptyje būtent dideli mūšiai vyksta per visą fronto liniją, galima sakyti. Kenčia ir Družkivka jau kenčia, nes ten čiupinėjasi priešas, ieško silpnų vietų, po biškį bando išeiti į priekį 3 ar 4 vietose tokius pleištus padaręs ir iš ten plėsti Placdarmus. Bet kol kas didelių proveržių lygiai taip pat nėra. Kaip ir sakau, fronto linija knibžda, frontas juda, bet situacija yra tokia, kad nieko garantuoto tokio stipraus apčiuopimo nėra. Toliau mes turime Pakrovsko kryptį, Mirhorodas, ten stabilizuota linija, kai kurios šiaurinės pozicijos yra atkovotos, ukrainiečiai įėjo biškį į priekį, tai reiškia, rusai nepasiekė savo tikslo, šiam momentui yra sustabdytos jų toks apdaužytos gerai pajėgos. Aišku, jeigu neklystu, iki vasario ten kelintos dienos, turbūt 23, Putinas vėl eilinį kartą davė užimti Mirhorodą, netgi ir Slavianską, jeigu neklystu. Čia pasižiūrėsim. Zaporižės kryptyje vėlgi Huliaipole, ten mūšiai vyksta, daugiau pilkoji zona, nėra didelio to proveržio, išskyrus, kai buvo užimtas štabas, ten prasiveržė ir ta situacija laikosi tokia, kokia dabar yra ir jinai nepakitusi. Kas įdomiausia, tai yra Zaporižės kryptyje, ten suaktyvėjo priešas, aišku, suaktyvėjo būtent pačios Zaporižės kryptimi ir kas keisčiausiai, netgi buvo užtvankos dugne, dabar jau įrenginėja pozicijas. Tai aš turiu minėti Chersoną, kada buvo susprogdinta elektrinė, vandens baseinas buvo nuleistas, kuris šaldė būtent atominę elektrinę, ėmė vandenį iš tenai, tai dabar ant to dugno įrengiamos pozicijos. Įrenginė pozicijas reiškia, bandys atakuoti netgi ir per tenai užimti Zaporižę. Situacija kol kas nėra kritinė, čia yra daugiau toks čiupinėjimasis, dar kartą sakau, čiupinėjimasis, badymas, ieškojimas silpnų vietų ir tada, kai randama silpna vieta, ten ruošiamas Placdarmas ir iš ten smogiama. Tai va čia yra rusiška taktika. Tai tokia va situacija fronte. Daugiau ką galiu pasakyti, dėkui dar kartą, kad stebit, sorry, šiandien trumpa apžvalgėlė, atostogauju, plus kovoju su mūsų šitais dviem personom, bet liktai radom sprendinį, apie jį pabandysiu įgarsinti galbūt penktadienį, turiu minti, kaip tai įgarsinti, pažiūrėsim, ką jie parašys, ką jie pasakys, nes jų advokatai daro vieną, kai aš juokauju, o patys rašo savo eteryje visai ką kitą. Tai labai įdomu, kadangi buvo sutarta, kad kol kas aš nieko, nes netransliuoju, nieko nešmeižiu, kaip jie sako, nes jie nusteikia atsakyti mano klausimus, bent jau taip supratau iš jų atstovų, o jeigu jie atsakys į mano klausimus, tai ko daugiau reikia. Tai nebus šmeižtas. Aš kai sakau, šmeižtas yra tada, kada tu pasakei ir tu bijai susitikti. Aš nebijau susitikti, ponas Kumpi, dar kartą pakartosiu, nes jūs pasakėt, kad bandė susitikti, ten yra susirašinėjimas, pas mane užfiksuotas puikiai, kiekviena eilutė, kiekvienas susirašinėjimas, nes tai rašliavoje nebuvo aiškaus, kokiu tikslu nori susitikti. Pirmas dalykas, daug ką galima aptarti telefonu, jeigu kažko negalime spręsti, galim susitikti tai, ką aš dabar pasiūlysiu, būtent penktadienį. Ir jūsų advokatams yra perduota. Tiksliau, aš vadinu jos advokatais, sekundantais, kaip jūs pavadinsit, užtarėjais. Tai va, jiems yra perduota, ko aš noriu. Ir manau, kad mes išspręsim, aš nebijau ir nesislėpiau. Tai va dabar jūsų bus, kaip sakant, kamuolys jūsų rankose. Lauksiu atsakymo. Tai ką, dar kartą dėkui ir iki sekančios apžvalgos.